Sveiki! Praeitame video mes pradėjome megzti tokią suknelę. Dabar pratęsime ir mes baigiame ties to, kad sujungiate į ratą ir numeskite jums reikiamą aukštį. Kai sujungiate į ratą, numeskite jums reikiamą aukštį, mes nuo pradžios, pas mane čia, pradedame megzti 4 akis ir darome +1, 4 akis ir darome +1. Galutinis rezultatas turi būti 135 akis. Taigi, jeigu norite, galite megzti toliau pagal raštą, norite, galite megzti tiesiog paprastu būdu. Taip, reiškia darom, aš megsiu palei raštą. 1, 2, 3, 4 ir uždedami kilpą, paimame siūlą, į tokią kaip kilputę pervyniojam ir maunam ant virbalą. Taip, apsukam siūlą ir mauname. Ir vėl mes darome 4 akis, mezgame 1. Ir vėl apsukam, uždedam ir patempiam. Ir taip darome iki eilės galo. Kai numegsite, tuomet persiskaičiuokite akis, turi būti 135 akis. Taip aš numesgiau eilę su 4 akis +1, 4 akis +1 ir taip toliau iki eilės galo. Toliau aš megsiu eilę paprastą, tiesiog ratu ir tuo pačiu aš paskaičiuosiu, kad būtų 135 akis. Jei bus taip, kad pas jūs ne 135, o mažiau ar daugiau, tai jūs mezgate dar vieną eilę ir sumažinate arba pridedate akių. Taip aš numesgiau vieną eilę paprastai ir pas mane ant virbalų yra 135 akis. Dabar mes pradėsime mažinti, nuiminėti akis rankovėms. Taigi mezgame 18 po markerio, pradedame naują eilę, mezgame paprastai 18 akių. Taip, mes numezgėm 18 akių. Dabar mums reikia 30 akių uždaryti. Kaip mes darome, mezgame 1. Taip, ir šitą permetam. Dedam atgal. Nors galime nedėti. Mezgame ir permetam. 2, mezgame ir 1 permetam per ką tik permegstą. 3, ir taip mes mezgame, nuimame 30 akių. Taip mes uždarėm 30 akių, pas mus liko 1. Ir šitą jau skaitosi kaip pirmą kilpą. Dabar mes turime numegzti 39 akis nugarai. Numezgiam 39 akis nugarai ir dabar darom tą patį, ką darėm su šito rankovė. Nuėmam 30 akių rankovės. 2, 1. Ir taip 30. Ir dabar, kai uždarėme antrą rankovę,
mes mezgame likusius 18 akių iki markerio. Taip užpriejau antrą rankovę. 2, 3. Ir vėl dedu plus 3 akis. 1, 2 ir 3. Toliau mezgame iki galo, mezgame dar kartą ir susitiksime šitose vietose, kur mes pridėjom po 3 akis, parodysiu, kaip jas pramegzti, kad nebūtų labai išvirtusios ir nebūtų didelis skylių. Taip aš priėjau rankovę ir va čia yra mūsų užmetimai. Mes imame ne už galinės sienos, o kabiname už priekinės ir prameskam. Šiek tiek užtraukiam, kiek leidžia, vėl mes imam. Taip. Už priekinės sienos. Minam ir ištraukiam. Ir vėl. Iš priekinės sienos kabinam ir ištraukiam. Ir toliau mes vėl mezgame iki sekančios rankovės ir vėl mes darome tą patį, kad pas mus šitoje vietoje nebūtų jokių skylių. Taigi štai numezgėm apykaklę. Su jumis padarėme rankovės. 1, 2. Toliau mes didinsime akis sijonui. Kai paδιdinsime akis sijonui, mes megsime mezginį apačion jums reikiamą ilgį. Paprastų mezginų tam, kad užtvirtinti rankovės ten, kur reikia. Ir tuomet dvigubinsiu akis su užmetimu, tam, kad galėčiau ties liemeniu, šiek tiek gal net aukščiau, ties šitą vietą praverti juostelę ar kažkokį raištelį, kad galėčiau užrišti kaspiniuką. Taigi dar porą eilių, tada po kiekvienos akies užmetimas ir taip mes sudvigubinsime akis ir megsime visą mezginį apačion mums reikiamą ilgį. Taip, dabar mes darysime užmetimus. Tai užmetimai bus paprasti. Mes numezgame kilpą ir tiesiog užmetam siūlą. Mezgame kilpą ir užmetam siūlą. Taip. Aš jums parodysiu, koks rezultatas turėtų būti. Čia yra mano mezgamas kitas projektas. Vaikiškas kardiganas. Čia dar bus kapešonas ir antra rankovė. Taip, va čia galite matyti tokias kaip skylutes. Tai va aš ant suknytės darysiu irgi tokias skylutes, per kurias aš praversiu šniuriuką, virvutę, irgi numegztą iš balto arba raudono siūlo. Ir tuomet, kai susitrauks, labai gražiai susisluoksniuoja. Dabar jeigu jūs nenorite šitų virvučių ar kažkokių, jeigu nenorite šitų skylučių ir nieko neversite, tada jūs galite daryti taip. Jūs galite papildomą kilpą imti iš čia, užmauti ir pramegzti už šitos sienos. Už priekio. Taip. Tada pas jūs nebus tokia didelė skylutė. Jeigu šitas būdas jums netinka, tada galite daryti iš vienos kilpos 2. Reiškia, mezgat vieną, šitos akies nenuimat ir iš šitos akies
už tos pačios užgalinės sienos pramesgat, taip, sekundė. Užgalinės sienos pramesgat vieną, nenuimat ir dabar sekančią už priekinės akies ir tada jūs turite iš vienos akies dvi akis. Yra gal ir kiti variantai, kuriuos galbūt jūs žinote ir jums tiktų. Tai aš mėgsiu viena akis, vienas užmetimas, viena akis, vienas užmetimas. Ir galutinis variantas pas mane bus, kad aš praversiu ir pas man gausiu skylutės, į kurias aš praversiu virvutę. Taip, ir taip visą eilę. Viena akis, vienas užmetimas. Taip, aš numezgiau visas akis su užmetimais. Ir sekančio eilėj aš tiesiog visas akis mezgu už galinės sienos. Ir po 2-3 eilių galėsite jau matyti tokius tarpelius tarp akių, per kuriuos mes paskui praversime virvutę ar kažkokį šniuriuką gal, kasytę gal kokias supinsim, žiūrėsim. Va tokios skylutės, jos kol kas blogai matosi, bet kai numegsit daugiau, matysis labiau, taip aš čia pamečiau, reiškia. Tai kągi, pramegsite šitą eilę ir tuomet tiesiog mezgate jums reikiamą ilgį. Pas mane šitas raštas bus paprastom akim ir gale kokius 5 cm aš darysiu ryžių raštą. Šitoj sukneliai buvo pas mane ryžiai paprasti, bet sekančio aš darysiu šitą baltą darysiu, kad apykaklė ryžiai, čia viskas paprastu ir kokius 5 cm darysiu ryžių raštą. Taip, aš numezgiau man reikiamą ilgį, taip pat numezgiau ryžių raštą ir dabar mes su jumis uždarinėsime akis, uždarinėsime lygiai taip pat, kaip uždarinėjame ant rankovių. Taip, netapus. Numezgam ir permetam. Numezgam ir permetam. Ir taip uždarom visas akis. Kai uždarysiu visas akis, aš išmatuosiu, koks gavosi pas mane suknelės ilgis. Šį kartą aš bandžiau daryti šiek tiek trumpesnę ir pačią sijono dalį laisvesnę, kad jinai būtų šiek tiek lengvesnė, kai krenta ant kūno. Ir tuomet mes su jumis nunersime raištelį suknelį. Tai uždarykite visas suknelės akis ir pasiruoškite vašelį. Susitiksim, kai uždarysime akis. Taip, aš parodysiu ant kitos spalvos siūlo, kaip numegzti tą šniurelį. Nunerti su vašeliu. Taip, biškį paliekame siūlo. Kas kaip mokotės ir uždeda tą pirmą akį. Paprasčiausias būdas yra apvynioti, va taip, tiesiog padaryti tokį. Ir mes surenkame 2 akis. 1, 2. Tuomet ne į šitą pirmą, o į pirmą nuo galiuko. Mes kabiname. Čia gaunas tokia kaip kasytė. Kabinam. Ir dabar mes turime 2 akis ant vašelio. Ir mes jas kartu pramezgam. Ir dabar galite matyti 2 sienelės. Viena sienelė ir antra sienelė. Mes imame šitą sienelę. Vėl kabinam, mes vėl turime 2 akis. Ir vėl mes jas pramezgame. Ir vėl mes imame šitą sienelę. Vėl. Ir taip tęsia mums reikiamą ilgį. Turėkite omeny, kad jeigu laisvai megztais laisvės toks ir bus, aš dabar mezgu laisvai, nes aš tik noriu jums parodyti, jisai gaunas labai laisvas.
bet stenkitės megzti, nerti vienodu užtempimu, stiprumu, kad nebūtų labai išsitampimo iš šniuriuko, kad viskas būtų jums vienodai. Ir taip nerite jums reikiamai. Ir čia gaunasi toksai plokščias šniuriukas, kurį mes paskui praversime po suknelę.